Visas išorinis pasaulis, kurį matome, tai yra mūsų vidinio pasaulio atspindys. Jėzus sakė, dangaus karalystė yra jumise. Kaip žinoti, kokia ta dangaus karalystė ir kaip jinai sąveikauja su aplinka? Jūsų jausmai, kurie dominuoja jumise, ir yra tas rodiklis. Jeigu pyktis, agresija, nerimas, baimė, nusivylimas, reiškia, jūs su aplinka kontaktuojate labai prastai ir ta aplinkoje irgi atsispindės karas, panika, nelaimės. Sustokit, brangieji, sustokit. Nežiūrėkite į išorę, visą savo dėmesį atkreipkite į savo vidų. Ten atneškite taiką, ten atneškite nusiraminimą, ten pasodinkite gėles ir jos pražys ir išoriai. Brangieji, pats svarbiausias dalykas yra vidinė tavo būsena, vidinis jausmas. Jeigu jisai geras, ramus ir aplinkui bus viskas ramu ir gera. Laimingai jums.